Rytietiškų šokių studija įkurta 2015 metais, kai atsikrausčiau gyventi į Rokiškio rajoną. Kadangi atsikrausčius norėjau toliau šokti rytietiškus šokius, radau bendramintę Ingą bendradarbę, kuri palaikė mano idėją. Taip atsirado šiame krašte rytietiškų šokių studija Jaelbi. Pavadinimas Jaelbi išvertus iš arabų kalbos yra mano širdis. Šis pavadinimas atsirado bekeliaujant mums į pirmąjį tarptautinį pasirodymą Daugpilyje. Tada mes tiesiog sugalvojom, kad mūsų širdis priklauso šokiams, rytietiškams šokiams ir visa grupelė palaikė mano idėją dėl pavadinimo. Pradėjom nuo mažytės grupelės, mūsų šoko gal 6 ar 7 moteris. Taigi, esame intensyviai koncertuojanti grupė, studija. Dalyvavome rytietiškų šokių konkursuose, festivaliuose ne tik tai Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Ir su folkloriniais šokiais laimėjome prizinės vietas. Festivaliuose ne tik tai dalyvaujame konkursuose, koncertuose, bet ir mokomės naujų šokių, naujų stilių, pasisėmė idėjų naujiems rūbams. Rūbų mados taip pat keičiasi. Anksčiau šokdavom su parsivežtais iš Egipto šokių rūbais, o dabar siuvamės pasiuvėjas, parsisiunčiam iš AliExpress. Šiais metais pavasarį net 5 studijos mokinės važiavom į tarptautinį festivalį Romoje. Lietuvoje tradiciškai vyksta bent keletas festivalių per metus. Tai Orientalis Druskininkuose, Oazė Kaune ir Night in Luxor Vilniuje. Tai Night in Luxor yra vienas iš didžiausių festivalių Lietuvoje, jis vyksta pavasarį. Studijoje šokam įvairių stilių rytietiškų šokius, tradicinius pilvo šokius, folklorinius Egipto šokius, taip pat įvairius šou stiliaus šokius labai mėgstame. Tam turime ir žvakidės, ir vėduoklės su šleifais ilgais, ir kardą turim. Net ne vieną, kelis kardus, ir su kardais šokam, ir su žvakidėm, taip pat su skraistėmis, su sparnais. Žodžiu, mūsų repertuare turim begalę įvairių ir įdomių šokių. Šiais metais atsirado naujas stilius American Tribal Style, arba kitaip pavadintas įkūrėjų studijos pavadinimu Fat Chance Belly Dance. Demonstruoju folklorinius kostiumus. Tai yra Aleksandrijos regiono arba Eskandarani kostiumai. Tas regionas yra uostas, dėl to suknelės yra trumpos. Kitas regionas yra Nubija. Suknelės yra ilgos, plačios rankovės, dideli papuošalai ant kaklo. Dar prie jų dedamės ilgas skaras, dengia visus plaukus. Labai linksmas šokis. Tradiciniai rytietiški šokiai, pilvo šokiai, neatsiejami nuo plataus ir blizgaus sijono. Ir viršutinė dalis, liemenukas, viskas blizga, gražu. Čia yra autorinis darbas mūsų mylimos siuvėjos iš Kauno. Nešiojam ne tik tai 2 dalių kostiumus, bet ir sukneles. Ši suknelė yra irgi siūta, bet jo modelį mes parsisiuntėm iš AliExpresso. Dar vienas jau dabar šou numerio kostiumas yra odinis. Šokame būgnelius ir pasirodome pas rokerius.
dar vienas kostiumas. Šitas jau yra mano idėja, mano dizainas. Šiek tiek dengiam pilvą, bet toks paprastas iš to, ką turim. Kadangi šokame ne tik tai tradicinius pilvo šokius, bet ir įvairius fusion, miksuojam flamenko ir pilvo šokius, tai ir sijonai mūsų primena flamenko. Čia yra folklorinis kostiumas, egiptiečių oazės šyva. Labai jau toksai retas stilius. Retai kas šoka šitą stilių. Mes esam šokę, padarę projektą su vyrais, būtent šito stiliaus. Tai labai smagu, kad pasirašė vyrai dalyvauti. Tai va, vyriškas kostiumas syva yra toksai. Ir paskutinį noriu parodyti American Tribal Style. Čia labai paprastas, tiesiog šitas modeliukas yra labai vienas iš paprastesnių, tiesiog liemenėlė ir sijonas. American Tribal Style dedasi po apačia dar ir kelnės, po apačia dar dedasi ir trumpi čioliai. Ant galvos labai daug dedam papuošalų, ant krūtinės ir ant apyrankių labai daug. Tai apie kostiumus turbūt tiek. Aišku, mes jų turim ir daugiau. Šita patarlė ar priežodžiu, ar tiesiog sentencija vadovaujuosi ir aš, kad akis baisininkės, rankos darbininkės. Nenustokime svajoti, nenustokime daryti tai, kas mums patinka, tai, kas veža, tai, kas įkvepia ir turėsime tai, apie ką svajojame. Taip kad svajokime ir šokime.